Yra trijų rūšių žmonės. Tie, kurie moka skaičiuoti ir tie, kurie nemoka. Girdžiu, kad kai kurie iš jūsų moka skaičiuoti. Ir atrodo, kad vis dėlto Dievas nemoka skaičiuoti. Dievas nemoka skaičiuoti, nes 3 lygu 1. 3 asmenys viename Dieve. Dievas nemoka skaičiuoti, nes 2 lygu 1. 2 prigimtis, žmogiškoji, dieviškoji, viename Jėzaus asmenyje. Negana to, šiandien Jėzus mums sako, 1 lygu paskutinis. Taigi, atrodo tikrai, Dievas, Jėzus nemoka skaičiuoti. Kas slypi už šito keisto nemokėjimo skaičiuoti, už šitos keistos matematikos? Man regis, kad slypi Dievo išmintis. Ta Dievo išmintis, kurios šiandien meldėmės mišių pradžioje, kai sakėme, Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė, tavęs ir artimo meilė. Štai ta Dievo išmintis. Tai yra begalinė, nesuskaičiuojama Dievo meilė. Ir iš tiesų ir žmogus yra išmintingas ne tada, kai moka gerai skaičiuoti, arba ne tik tada, o pirmiausia tada, kai tikrai myli. Taigi klausimas, kurį šiandien galime užduoti Jėzui, kaip tikrai mylėti? Ir Jėzus atsako, girdėjome ką tik, kaip jis sakė, jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Galėtume sakyti, atsižvelgdami į Evangelijos kontekstą, iš tikrųjų galėtume performuluoti, jei kas nori padaryti karjerą, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Taip, sakiau karjerą, nesakiau karjerizmą, o šiaip reikėjo. Nes būtent karjerizmas yra ta yda, kai karjera tampa tikslu. Karjera gali būti puikiai priemonė kilniam tikslui. Tai gali būti puikiai priemonė tarnystei, kaip bebūtų. Tikrai myli ne tas, kuris siekia karjeros. Tikrai myli tas, kuris siekia geriau tarnauti. Ir ko gero pastebėjote, kad nuo vakar mišiuose dalyvauju truputį kitaip. Ir girdėjote, kaip brolis Ksaveras pradžioje sakė, kad vakar kai kas įvyko čia, kad gavau diakonystės šventimus. Kas buvo man įdomu prieš šiuos šventimus, tai išgirsti kartais žmonių reakcijas, kai aš pasakydavau šią naujieną, kad būsiu išventintas. Atsimenu, kaip viena sesė, ne mūsų sesė, tai gali ties nežiūrėti, viena kita sesė reagavo daugmaž, o, sveikinu. Aišku, dar ne kunigas, bet vis tiek neblogai. Arba kitas žmogus, netgi ne vienas žmogus, reikėtų sakyti, žmonės, kurie reagavo, o, tai gerai, jau laipteliu aukščiau. Ne. Ne. Gavau šventimus, kad būčiau Jėzaus tarno ženklu, o ne tam, kad kilčiau karjeros laiptais ir ne tam, kad lyginčiau save su kitais. Ar tai būtų kunigai, ar tai būtų pasauliečiai. Iš tikrųjų, regis, kad šios ydos mokiniai šiandien išvengia. Nes rašome Evangelijoje, ką tik apie tai girdėjome, jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Tai reiškia ką? Tai reiškia, kad jie vienas su kitu save lygino. Ir kaip į tai atsako Jėzus? Jėzus paima vaiką, pastato vidury apaštalų ir taria, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane.
o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Priima, 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 priima. Nors ir prastai skaičiuoju, bet regis 4 kartus suskaičiavau viename sakinyje žodį priima. Ir manau, kad galima daryti išvadą, kad tikrai Jėzus šiandien akcentuoja šį priėmimą. Už tai galima suprasti, kad svarbu priimti. Ar ne? Ir žmogus, išmintingas žmogus, tikrai myli, kai užuot lyginęs save su kitais, juos priima. Aišku, kadangi Jėzus taip akcentuoja, tai būtų galbūt galima dar jo paklausti, tai kas tie kiti, ką mums reikia priimti? Vaiką, tai galima pasakyti pirmiausias atsakymus, kuris krenta į akis skaitant Evangeliją. Tačiaugi truputį pasigilintume, pamatytume, kad tas vaikas yra ne šiaip savo vaikas, kad tai yra Dievo vaikas. Pirmiausia, arba galbūt būtų tiksliau sakyti, galiausiai tai yra vienatinis Dievo sūnus. Ir šitas Dievo sūnus, jisai tapo žmogaus sūnumi. Mes tai švenčiame per kiekvienas Kalėdas, kai Dievas tapo žmogumi mergelėje Marijoje. Negana to, šiandien šis žmogaus sūnus taps kvietinę duoną, taps Eucharistija, taps komunija. Taigi, Dievas, žmogus, kviečiai. Kai priimam vaiką, tai reiškia, priimam viską, kas kyla iš Dievo tėvo. Nuo menkiausio augalėlio, nuo kviečių iki pat Dievo sūnaus. Aišku, tai nereiškia, kad visa yra vienodai svarbu. Būtų keista, jeigu sakyčiau, kad augalai yra tas pats, kas žmogus, ar kad žmogus yra tas pats, kas Dievas. Ar ne? Tai būtų absurdas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad turime vieną širdį. Ir popiežius Pranciškus irgi mėgsta tai priminti, turime vieną širdį. Ir tai reiškia, kad mano žvilgsnis į gamtą atsiliepia mano žvilgsniu į žmogų. Ir mano žvilgsnis į žmogų atsiliepia, kaip aš žiūrėsiu į Dievą. Jeigu aš į gamtą žiūriu kaip į išnaudojimo objektą, tai labai tikėtina, kad ir į žmogų žiūrėsiu panašiai. Taip pat, jeigu žmogus žiūri irgi tokiomis akimis, kad lyg jis egzistuotų tam, kad patenkintų mano įgeidžius, tai ir į Dievą žiūrėsiu taip. Ir tarp kitko, šiandien šventasis Jokūbas girdėjome antrajame skaitinyje, kaip tik ir sakė, jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote, tik savo įnoriams tenkinti. Ar ne? Tai tikrai myli tas, kuris priima visą, kas kyla iš tėvo. Ir gamtą, ir žmogų, ir visą tai priima be prievartos, ne savo įnoriams tenkinti. Taigi, tas klausimas, kurį uždavėm pradžioje, kaip tikrai mylėti, tai dabar galime jį atsakyti, tai pirmiausia tarnauti, o ne būti karjeristais. Antra, tai nelyginti save su kitais, o priimti visus be prievartos. Net ir tuos, apie kuriuos galbūt aš mažiausiai iki šiol galvojau. Ir jeigu mišių pradžioje šventasis Jokūbas mus barė, kad prašome negerai, tai prieš aukodami Kristų ant altoriaus pasiryškime prašyti gerai. Prašykime geriau tarnauti ir labiau priimti.